Brangieji, aš pasistengsiu, kad mes galėtumėm priimti tą žodį širdimi. O aš labai tikiu, draugai, kad šitas žodis yra mums visiems. Mums visą savaitę apie save leidžiau tą žodį ir tiesiog taip, viešpats sako, reikia pasakyti jums. Kažkaip mane viešpats paragino įsidėmėti tai, kai jis kalba palyginimuose. Ir yra vienas, draugai, palyginimas Luko Evangelijoje, ten dar prieš tai ne Luko, dar Mato Evangelijoje. Ir ten yra, draugai, štai ką, apie samdinius, kuriuos vynuogyno šeimininkas norėjo pasamdyti. Ir tos, kurie anksti ryte jis pasamdė, sako, aš duosiu tau denarą. Eisi? Tas sako, eisiu. Ir mes žinom tą istoriją, jis išeina ir pasamdo vėl, jis samdo pato per pietų ir pasamdo praktiškai vakare. Ir tie, kurie dirbo paskutinę irgi valandą, gauna tiek pat, kiek dirba tie, kurie dirba visą dieną. Ir mes tenai matom, kągi, ten yra toks pokalbis, aš jums paskaitysiu, 9 Mato 20 skyrius, ir ten yra štai koks pokalbis. Paskaitysiu, draugai, labai atidžiai, nes mums reikia to. Atėję pasamdytieji apie 11 valandą, kiekvienas gavo po dinarą. Prisiartinę pirmieji manė, daugiau gausi, bet irgi gavo po dinarą. Paėmė jie murmėjo prieš šeimininką, sakydami, šitie paskutiniai tie dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusis dienos ir kaitros naštą. Matote, kaip yra, šitie pradėjo murmėti. Ir kodėl jie murmėjo, kodėl jie buvo nepatenkinti, dėl ko? Dėl ko? Aš kažkada galbūt minėjau, bet aš noriu taip, dėl to, kad mes toliau eisim, bet aš norėčiau, kad mes visi suvoktumėm, kodėl jie pradėjo murmėti. Kad jie sutiko po dinarą dirbti. Tai jie ir gavo tiek. Ir ką? Ir visi po lygį gavo. Ar kas, taigi tu sutikai po lygį, tai sutikai už dinarą dirbti. Gavai tai, kad tu prašei, viskas tvarkoj, prie ko? Kodėl murmėti reikia? Nežinot, kodėl jie murma? Dėl to. Jeigu aš pasamdysiu jūs dirbti visą dieną, kas buvo Izraelį, žinot, kaitra didžiulė ir tu turi dirbti. Ir aš tau duosiu už tai 100 eurų. Ir tie, kurie dirba valandą, irgi gaus 100 eurų. Aš sutiksiu už skirtumą. Tu šventas žmogus esi. Labai gerai. Žinokite, ten yra, kodėlgi jie labai supyko. Ne dėl to, kad šeimininkas apgavo, ne dėl to, kad davė mažiau. Ne. Kaip? Pavydas tai čia be kas be ko, bet... Matote, ten yra taip, prisiartinę pirmieji manė daugiau gausi. Jie sukūrė savo realybę, sukūrė savo tokį pamastymą, kad jie gaus daugiau. Čia vienas aktorius, jeigu jūs nežinote, toks filmas yra Matrica, 99 metų ir po to trilogija yra. Ir vienas aktorius tenai, pirmoje serijoje, pirmame filme, kai filmavosi, jis gavo ten apie $100 000. Ir kada turėjo, filmuotis antrame filme, jam buvo pažadėta 200 000. Bet jį savo mintise, čia yra tikra istorija, savo mintise jis norėjo 1 milijoną. Jis norėjo, nes filmas labai garsus, labai šoko, taip visi. Ir jis norėjo gauti 1 milijoną. Ir ant tiek jis patikėjo, kad jis gaus tą milijoną gaus. Kad jis tiesiog gyveno tu euforijai. Bet galiausiai jam pasakė, to 1 milijoną negausi, gausi tik 200 000. Jis nubėgo į teismą ir padavė į teismą režisierių ir visą tą komandą. Ir priežastis, dėl ko tai buvo padaryta, dėl to, kad aš pajutau nusivylimą, kad negavau 1 milijoną. Jis sukūrė savo realybę, jis jau gyveno tom
kad jis leis tos pinigus, jis gerai gyvens, jis galės važinėtis mašiną naują, viskas bus gerai. Ir kada jam pasakė, tu negausi tiek, jo širdis labai nusivylė. Jis pradėjo labai gyventi apgailėtiną gyvenimą. Visa tai dingo, visi namai, mašinos, viską dingo akimirksniu. Ir šitie žmonės, brangėjais, prisiartinę pirmieji, mane daugiau gausi. Jie sukūrė savo subjektyvę realybę, kad kažkokiu būdu šeimininkas turi jiems daugiau duoti. Nors sutartys buvo 1 dinaras. Ir čia atsiranda pavydas jau. Sekantis dalykas, kada tu gyvendamas savo realybėje pamatai, tari man į teisybę. Ir tada pas tave atsiranda pavydas. Kažkas gali pasakyti, čia ne pavydas, čia tiesiog teisybė. Žmonėsgi juk dirba 1 valandą, ar jie verti tiek pat kaip ir mes? O tu kiek esi vertas? Šeimininkas įvertina už dinarą. Bet aš manyčiau, kad šeimininkas neteisus. Kaip, čia ir jie taip manė. Šeimininkas neteisus, teisingai, dėl to jie ir murmėjo. Suprantat, žiūrėkime, pavydas. Kas tai yra pavydas? Kada tu žiūri į žmogų ir galvoji, aš norėčiau būti jo vietoj. Aš norėčiau mažai dirbti, daug gauti. Bet čia man atrodo ne pavydas, o čia paprasčiausia žmonės teisingumo norėjo. O koks teisingumas gali būti, kada tai tu gauni, tai, kad ką tau buvo pažadėta? Tai, bet... Akis pikta. Ir čia sako, ar žinot, kaip ten, sako, šeimininkas sako, imk kas tavo ir eik, aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Argi aš neturiu teisės daryti, ką noriu, su to, kas mano, ar todėl tavo akis pikta, kad aš geras. Akis pikta, tai čia, sako, pavydas yra, akis mato ir nori. Ir va, draugai, iš tikrųjų, daug žmonių bendraudami kalbą aptarinėja, kaip šeimininkas taip neteisingai pasielgia. Bet jis pasielgia teisingai, bet tu gyveni savo realybėj, kurį tu sukūrei. Ir ji yra neteisinga. Ir kada tai tu matai, aš daugiau negaunu, aš negaunu daugiau. Oi, kaip čia blogai, neteisingai. Draugai, aš nenorėčiau būti šitoje vietoje irgi. Ar aš pavydėčiau? Galbūt tam šeimininkui reikėjo sumokėti, tam tiesiog jam nieks nemato. Dinarą. Imk 1 dinarą. Bet jau taip yra. Šeimininkas pamatė ir parodė, tu gyveni ne visada to realybėje, kurį tu turi gyventi. Ir šiandien mes, draugai, pažiūrėsime sekantį pavyzdį, kada įvyko toks pats įvykis kitame palyginime. Yra dar vienas palyginimas, draugai, ir čia jau yra Luko Evangelija 15 skyrius. Ir jums žinomas labai geras šitas palyginimas, aš labai nenoriu užtrukti laiko, nenoriu užimti, bet noriu, kad jūs, draugai, neužmigtumėt. Ir dėl to aš pasistengsiu. Taip. Tai 15 skyriuje yra palyginimas apie sūnų palaidūną. Sūnus palaidūnas. Žinoma istorija. Visiems labai, žinokit, man jį labai mylima, aš mėgstu. Buvau palaidūnas, žinau, kas tai yra. Žinau Dievo malonę, kurį patyriau atleidimą. Bet aš noriu susikaupti būtent į kitą brolį. Ten 2 broliai buvo. Žinote, kad 2 broliai buvo? Jo, ten vienas brolis, kuris buvo jaunesnysis išėjo, vyresnysis pasiliko. Kaip jums atrodo, ką jis darė, kai pasiliko namuose? Dirbo, žmogus, tikrai dirbo. Žinot, ten aš paskaitysiu jums dabar, kaip baiginėsi tą istoriją nuo 25 eilutės, 15 skyriaus. Tuo metu vyresnysis jo sūnus, kai grįžo, reiškia, jaunesnysis, o vyresnysis buvo laukose. Dirbo, žmogus dirbo. Gerbė tėvo tokiu būdu, patarnaudavo tėvui. Kai grįždamas prisiartino prie namų, išgirdo muziką ir šokius. Įsivaizduojate? Jis paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis. Tai tėvas papjovė nupinėtą veršį, nes sulaukė jo sveiko. Tada
šis supyko. Supyko ir nenorėjo įeiti vidun. Va ten kiek supyko. Ir žiūrėkit, tėvas išėjęs ėmė jį kviesti. Vėl tėvas išeina. Tėvas išėjęs, kada sutiko sūnų palaidūną, pamatė iš tolo, jis pribėgo prie sūnaus. Išeina, tėvas išeina. Ir šitas sūnus dabar, ne, irgi tėvas išeina. Palieka 99, ne, išeina. Ir ėmė jį kviesti. O jis atsakė tėvui, štai jau tiek metų tau tarnauju. Ir niekada tavo įsakymą neperžengiau, o tu man nė karto nedavei ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, ne mano brolis, o tavo sūnus šitas sugrįžo, prarijęs tavo turtą su kekšėmis, tu to jau papjovė jam nupinėtą veršį. Vot koks dalykas, draugai. Va ką mes matome. Mes matom dar vieną žmogų, kuris irgi yra nepatenkintas, kuris irgi pamatė neteisybę pas tėvą, kuris pamatė tai, kas jį labai sunirimo ir atneša jam nerimą į gyvenimą. Ir aš norėjau šiandien būtent apie tai pakalbėti, draugai. Jūs matot labai gerą kontrastą. Vienas linksminosi, leisdavo pinigus, smagiai gyveno, aišku, po to jo nukentėjo, kol kitas sunkiai arė ir dirbo ir visapusiškai palaikydavo tėvo įsakymus. Jis sako, aš neperžengiau, tėve, tavo įsakymus. Jis pabrėžė to. Aš laikiausi, Dieve, tavo įsakymų. Ar tai yra blogai? Ne, tai yra labai gerai. Tai yra puikiai. Viešpats to nori, kad ir mes irgi laikytumėm jo įsakymų. Bet kažkodėl šitas sūnus, jaunesnysis, jis buvo nepatenkintas. Žinot, kaip būna, draugai, aš truputėlį nenoriu į priekį užbėgti, bet pirmiausia, aš noriu parodyti jums santykis tarp sūnaus, sūno palaidūno ir tėvo. Ir tie santykiai buvo, puikus. Tėvas priėmė tą palaidūną, tėvas parodė tą meilę, tėvas iš tikrųjų nuoširdžiai galėjo džiaugtis šio palaidūnų sūnų. Jūs įsivaizduojate, ne, kad ne šiaip savo, kaip gerai, kad tu grįžai, o viduje galvoji, kaip tu taip galėjai prarasti visus mano pinigus, mane įžeidė ir dar drįsai. Bet kadangi tėvas, aš to parodysiu tą priėmimą. Ne, jis iš tikrųjų džiaugiasi, kad grįžo šitas palaidūnas. Jis antiek džiaugiasi, sako, švęskime tą grįžimą, džiaukimės. Ir visiems liepė džiaugtis namuose. Vat ant kiek jis buvo, vat koks yra tėvas. Pamatykite tokį tėvą, draugai. Žinot, kai tas sūnus palaidūnas grįžo, kokį tėvą, kaip jums atrodo, jis galvoja sutiks? Kokį tėvą jis sutiks? Pyktą. Pyktą, gerai, kokį dar? Kad nepriims jo. Nepriims jo, tas ir jau buvo planą pasiruošęs, sakė, bent samdinių priimsi, gerai. Gerai, kokį dar tėvą jis galvoja pamatyti? Priekaištaujantį, žinot, mes taip sakom dabar dėl to, kad mes esam tokie, mes priekaištautumėm, mes supyktumėm ir mes nubaustumėm ir mes visaip ir kitaip. Bet atsitiko tai, kas nieks nesitikėjo, buvo džiaugsmas, buvo šventė, buvo malonumai, buvo priėmė tą sūnų ir neįtikėtina, koks nuostabus yra tėvas. Šitoj vietoje aš tėvą palaikau. Aš palaikau 100%, aš visur palaikau tėvą, žinokit, reikia taip palaikyti. Bet aš norėčiau turėti tokį širdį, kaip turi šitas tėvas. Vat aš noriu tokį širdį, draugai, turėti. Aš noriu būti tokiu tėvu savo sūnui. Aš noriu būti tokiu vyru savo žmonai. Aš tikrai, draugai, tokį širdį noriu. Kad galiu džiaugtis, kada ateina su atgaila, bet be priekaištų. O dabar yra sekantis sūnus. Sekantis sūnus, juk jis yra šaunuolis, ar ne? Vyresnysis sūnus šaunuolis yra.
Jis dirba, sunkiai dirba, jis neperžengė tėvo įsakymų, jis puikiai atliko savo sūnaus pareigą. Aš nesišaipau, aš tikrai, kas nenorėtų sūnų, kuris paklūsta tau? Visi mes norim tokį sūnaus. Visi norim tokį dukrą turėti, sūnų turėti, kad paklūstų mums. Čia labai gerai. Ir šitas vyresnysis sūnus, jis yra šaunuolis, jis stengiasi įtikti tėvui. Bet klausimą, kurį aš dabar užduosiu jums, draugai, yra sekantis. Ar buvo šitas vyresnysis sūnus laimingas? Ne. Kaip? Nelaimingas. Nelaimingas? Jokių būdų. Jokių būdų nelaimingas? Todėl, kad daug dirbo ir nematė šviesos dienos. Pavargo labai turbūt. Pervargo. Был ли он счастлив? Старший сын, который работал. Если будешь изнудоимость, он пролежит visą savo turtą ir atėjo. Jūs pagalvokite, brangieji, čia kas įdomiai labai yra. Sūnus vykdo tėvo įsakymus, jis neišėjo kaip palaidūnas, jis dirbo, jis tikrai darė tai, kas reikalinga. Aišku, jis ilsėtis galėjo, taip, ilsėjusi, niekas nenori, kad tu tik dirbtum ir nepalsėtum. Bet kodėlgi jis buvo tada, galbūt ir buvo laiminga, gal nebuvo, aš nežinau. Tiesiog tai yra mūsų pamastymai. Kaip jums? Jisai norėjo pabaliavoti su draugais, galėjo paprašyti Dievo. Gal jisai nepažino Dievo meilės? Taip. Tai jis nebuvo laimingas. Šalia, bet nepažino. Vat įdomiai labai. Viską turėjo, bet nepasinaudojo. Vat įdomiai, pažiūrėkite, ne, žmogus stengiasi. Jis buvo laimingas. Jis buvo laimingas. Jis galvoja, kad taip ir reikia gyventi, jo. dirbti, būti su tėvu. Taip, teisingai, jis teisingai. Gyvenimas jis galvoja. Jo, kol tu nepamatysi, kad yra kitas brolis, kuris viską išeikvoja ir dėl kurio dabar tėvas šitas džiaugiasi ir padarė tokį balių didžiulį. Ir tu galvoji, štai ko man trūko visą gyvenimą, aš niekada tokį baliaus neturėjau. O aš esu tas, kuris paklusau tau, tėve. Aš tas, kuris pagal taisyklės tave net mylėjau. Draugai, aš manau, kad labai giliai jis tuo metu suprato, kad jis buvo nelaimingas. O kada iki tol jis galbūt viskas tvarkoj buvo, kaip jūs pasakėt, jo. Bet kada jis pamatė sūnų palaidūną ir nupinėtą veršiai ir džiaugiasi ir šokinėja ten, ir šokinėja ne šiaip savo, dėl to, kad šitas sūnus grįžo. Aš manau, draugai, kad o šitas vyresnysis sūnus, kuris pasiliko, jo elgesys šiaip buvo teisingas, tėvo akivaizdoj, bet jo širdis nebuvo teisinga, jo širdis nebuvo. Aš nežinau, gal jis norėjo uždirbti tėvo palankumo, gal jis norėjo tiesiog įtikti tėvui, gal jis norėjo, kad pasakytų šaunuolis, viskas atitiks tavo, aš mirsiu visi namai ir viskas bus tavo. Aš nežinau, koks buvo jo motyvas, bet jis savotiškai mylėjo tą tėvą. Taip, savotiškai jis džiaugiasi santykiais, bet tik pamatęs tą situaciją, jis iš karto suprato, aš nebuvau laimingas. Ir antiek jį tai supykdino, kad jis nenorėjo užeiti pas tėvo į namus. Vat įsivaizduokite, ant kiek gali būti nusivylimas ir toks piktumas viduje, kad tu nenori matyti savo brolio, tu nenori matyti savo tėvo net. Kad tu jautiesi su tavim pasielgė taip nesąžiningai šiame gyvenime. Kad kam man tada būti pas tą tėvą? Aš galėčiau kaip šitas sūnus irgi taip prasilinksminti gerai, o po to tu tėvė mane priimtum. Taip? Bet tėvas išėjo pas tokį sūnų. Nes tai buvo vis tiek buvo jo sūnus. Kaip ir tas jaunesnysis, kuris viską praleido. Bet jeigu mes, draugai, pažiūrim į bažnyčias, į žmonės, į tikinčius žmonės, kurie su Dievu, kurie tarnauja, galbūt tarnauja, kurie dar tik stengiasi tarnauti, kurie dar tik gal ruošiasi, bet ar esame mes laimingi?
palaiminti. Ar jaučiam mes tą palaimą? Kartais būna ta rutina, tu darai. Ir štai tu pamatai kažkoks naujokas, kuris ateina, kuris atgailauja. Ir štai Dievas jam suteikia tiek daug malonės, meilės, džiaugsmo. Ir tu galvoji, aš negavau per tiek metų, Dieve, aš tau tarnavau tiek daug. Ir to negavau. O šitas, aš net nebuvau toks nusikaltėlis kaip jis, o jis gavo kažkokį dovaną, ten kažkokį malonę davė. Ir pažiūrėk, kaip jis džiaugiasi dar. Aš taip negaliu. O aš tau, Dieve, kiek tarnauju. Oi, draugai, tai būna gyvenime, tarp tikinčių. Šita istorija yra reali istorija. Tai vyksta, draugai. Ir tada gali atsirasti net pavydas, kai sako, tu man, tėve, ožiuką nedavei. Nekalbant apie ne tik nupenėtą veršį, apie paprastą veršį. Tu man ožiuką nedavei. Tu mane viešpatį neišgydei, kada aš tave prašiau. O šitą nusidėjėlį, kuris atėjo atgailavo, tu suteikė jam išgydymo ir jis, pažiūrėk, dabar bėga, šoka ir džiaugiasi gyvenimu. O aš negavau nieko iš tavęs, tėvi, tai, ko norėjau gauti. Bet aš tarnavau tau, aš su tavim buvau. Aš viešpatį sekmadienį nepraleidžiau. Aš viešpatį skaičiau raštą rytais ir vakarais. Aš meldžiausi. Ir ką aš gavau? O va šitas tavo sūnus. Va šitas tavo nusidėjėlis. Tik atėjęs, atsistojęs ant kelio ir pasakė, viešpatį atleisk, tu visos priklausomybės jam nuėmėjai. Aš turėjau tiek daug sunkiai dirbti. Suprantate, draugai, štai kaip jautė tas sūnus. Ir jis nenorėjo įeiti, pamačiusi, kas atsitiko. Ir prie ko aš vedu? Sūnus, aišku, įteikė pretenziją, priekaištą tėvui. Ir priekaištas buvo, kad tėvas, iš tikrųjų, tu įsikaltas, kad aš neturėjau džiaugsmo pas tave. Tu įsikaltas. Tu. Nes tu man nedavai nieko tam, kad aš galėčiau pasidžiaugti. Taigi, va taip. Išeinant taip. O iki tol viskas tvarkoje buvo, kol sūnus negrįžo. Viskas buvo gerai, santykiai klostėsi. Ir aš jums pasakysiu, yra įvykiai jūsų gyvenime, kurie parodys tikrą jūsų širdį ir meilę ir protą ir atsidavimą Dievui. Kol, žinot, kol mus neliečiam, kol mes kažko nematom ir viskas atrodo tvarkoj. Mes einam, įeinam ir tarnaujam ir gyvenam. Bet kažkoks įvykis taip apnogina mūsų širdį ir mūsų protą ir mūsų meilę. Kaip va šitas sūnus ir tėvas. Iš karto mes matome. Brangieji. Taigi mes galim pasakyti taip pat, kaip šitas sūnus pasakė, kada ateis tam tikrą situaciją. O taip, viskas tvarkoja. Tarnaujam, gyvenam, ateinam į bažnyčią, gyvenam savo ritmu, galvojam, mes esame, labai tvarkingai mes gyvenam, gerai viską darom. Bet per tokias situacijas mes tikrai pamatom, ar mes gyvename galbūt iškreiptoj realybėj, pat sugalvojam, kad tėvas mums kažko skolingas, turbūt. Bet Dievas niekada nebus mums skolingas. Niekada. Mes niekada nepastatysim tėvo, dangiškai tėvo į skolininkų vietą. Niekada. Ir kiek mes besakytumėm, kiek mes besipyktumėm savo, nusiviltumėm širdim, mes niekada nebus tėvas mums skolingas, nes jis jau padarė viską. Jis padarė viską, draugai. Ir mano šiandien esmė, mano galbūt toks būtų tikslas.
parodyti, draugai, kad yra tam tikros situacijos mūsų gyvenime, kurios parodys jums, kas jūs esate. Kas jūs esate. Bet klausimas, kurį aš turiu šiandien atsakyti, mes turim atsakyti. Kodėlgi sūnus niekada nepaprašė tėvo? Duok man tėvę, ožiuką, aš pakviesiu draugus, mes padarysim stalą, mes pasidžiaugsim. Kodėl šitas sūnus taip niekada nepadarė? Kaip jums atrodo? Kodėl jis nepaprašė? Kodėl jis nepasinaudojo to, jisgi ganė avis, jisgi turėjo didelį ūkį, tėvas turėjo apščiai duonos. Kodėl tu nepaprašai duonos, kad pasidžiaugti su draugais? Kaip jums atrodo, brangiai? Nu ir kas į brolis, bet tugi vis tiek nesilinksmini, tu nori turbūt pasilinksminti. Tu nori turbūt, bet kodėl tu niekada neprašai? Todėl, kad žmogus gyvena savo rutinoje ir niekada nesugeba išreikšti savo norų. Vegetaras buvo. Jo. Suprantat? Nedrįsta pasvajoti, nedrįsta kaip net sugalvoti, taip prašyti. Irgi gali. Nedrįsta, jo. Nereikia buvo. Jis buvo patenkintas ir laimingas, jam nereikia džiaugtis, taip. Problema, kad galvoja, kad nevertas, jau būna krikščionis, aš nevertas ten kažko Dievo prašyti, aš nevertas, kad Dievas mane laimintų, aš nevertas, aš toks nevertas, Jo. aš viską galimėjau. Jo. O šiaip visai nereikia, jeigu sakysi nevertas, tai ir būsi nevertas. Įdomiai, jo labai, draugai. Bet žinot, tėvas iš tikrųjų nepradėjo moralizuoti, jis į tą jo priekaištą labai aiškiai pasakė, sako, sūnau, tu visuomet su manimi. Visa, kas mano, yra ir tavo. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Tai nesusipratimas kažkoks, sako, kad nedaryk, dabar sako, kad viskas tavo. Čia, tėvas atsakė, sūnau, sako, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra tavo. Bet jam nedavė. Bet jis neprašė. Jisai neprašė. Na, matote, draugai, aš labai džiaugiuosi, kad mes mastom apie tai ir neužmygom. Tėvas myli abudu sūnus. Tėvas be galo myli. Be galo myli. Be galo myli abu. Tik vienam reikėjo meilį vienai parodyti, kitam kitaip, bet myli jis abu myli sūnus. Ir abu. Ir aš manau, draugai, kad mes visi esame čia, turim visko, ko mums reikia. Turim visko, ko mums reikia. Ne visada mes to naudojam. Ne visada mes to paprašom pas tėvą ir sakom, tėvi, duok man, prašau, tos ramybės man reikia. Man reikia dabar, aš žiūriu, kai va šitas žmogus džiaugiasi, aš neturiu viešpatį džiaugsmą, aš neturiu džiaugsmą, aš negaliu džiaugtis, aš pavargau. Duok man to džiaugsmą. Ir jūs manote, kad viešpat pasakys, ne, tu dar tai eik į laukus ir dar patarnauk, nes tu jau geras sūnus mano. Dievas pasakė, prašyk ir gausi. Teisingai. Ir viešpats, draugai, jis pasakė romiečiams, 10 skyriuje, jis pasakė, nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats viešpats visiems turtingas kiekvienam. Nėra skirtumo, kas tu esi. Jeigu tu esi Dievo sūnus ir jo dukra, nėra skirtumo, Dievas yra tau turtingas. Dievas yra turtingas. Tai čia Dievas turtingas, aš neturtingas. Jūs, draugai, viešpats suteikė mums savo išteklius, resursus, priemonės, kad mes galėtumėm patirti džiaugsmą, malonumą. Ir mes ne visada tai mokomės naudotis. Mes kažkodėl, kaip šitas vyresnysis sūnus, galvojam, kad tėvas kažkokiu būdu turi galbūt pats susipratėti ir duoti mums. Jūsgi viską mato, bet tėvas mums nieko neskolingas. Dar kartą jums sakau, brangieji, bet Dievas yra turtingas. Ir jeigu mums kažko trūksta, tai paprašykime pas tėvą.
Jis pats pasakė Jokūbo laiške, jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, tie prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja. Dosniai duoda. Tu supranti žodis dosnumas? Supranti žodis dosnumas, ką reiškia? Tai ne, va, čia pabarstysiu, tai išminties truputėlį duosiu. Ir tau, kad iš bado tik numirtum at krikščionis, bet kad vargtum, tarnautum man. Dievas yra turtingas, dosnus. Bet mes žiūrim į kitus ir galvojam, va, jis jam davė, man nedavė. Va šitais priema, mane nepriema. Va šitas patyrė džiaugsmą, aš nepatyriau. Draugai, nežiūrėk tu į kitus. Dievas myli tą, taip, nusidėjėlį, sako, džiaugsmas būna danguje dėl šito nusidėjėlio daugiau negu 99, kurį teisėjai. Jeigu tu esi su tėvu, tai džiaugės ir tu, kad atėjo tas nusidėjėlis. Tai va, draugai, yra problema. Problema yra kame. Taip, Dievas turtingas, taip, Dievas duoda visko, jeigu tu prašai. Tikrai Viešpats sako, norim malonės, gausi malonės, nori atleidimą, gausi atleidimą. Kiek tau reikia, aš tau duosiu to atleidimą. Tau reikia džiaugsmą, aš tau duosiu džiaugsmą. Tu nori vedimo savo gyvenime, duosiu tau vedimo. Nori meilės, aš tau duosiu meilės. Aš tau duosiu. Bet pirmiausia, štai kas yra. Kada tėvas taip pat šitam sūnui vyresniam sakė, bet tu turėjai džiaugtis dėl savo brolių, kad jis atsirado. Tu turėjai džiaugtis iš tikrųjų. Sako, viskas mano yra tavo, bet, sako, tu turėjai džiaugtis. O tu nesidžiaugi. Ir tame yra problema. Tame problema, kad tu negali džiaugtis pats. Ne dėl to, kad aš tau kažko neduodu, ar kažką aš tau nepadariau. Tu pats negali džiaugtis. Bet tu turėjai džiaugtis, kada matai, kad nusidėjėlis tavo brolis atėjo. Draugai, ir aš manau, kada Paulius apaštalas sako, džiaukite su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Tai yra mums ne šiaip savo opcija arba galimybė, arba, gali džiaugtis, gali nesidžiaugti, kaip tu nori. Čia yra įsakymas. Ir jeigu mes išmoksime džiaugtis, draugai, už kitus žmonės, jau bus labai mums gerai gyventi. Jeigu mes tik išmoksime verkti su tais, kurie verkia ir džiaugtis su besidžiaugiantis, pavydas jau eis antrą pusę. Pavydas išeis. Ir ką aš galiu pasakyti, draugai? Mes turime suprasti, kokį dangiškai tėvą mes turime. Mes turim jį pažinti pilnatvėje. Ne tik tame, kad taip tarnauti, Dievui tarnauti reikia. Ir po to atsiranda kažkoks nusidėlis, kuriam tiek paduodama, kiek ir mums, o mes tarnavom metus. Džiaukimės. Mes turime atsisakyti savo lūkesčių, netinkamų lūkesčių, kad jį nusivilti. Kaip šitie samdiniai, kurie galvoja, gaus daugiau. Kaip šitas sūnus, vyresnysis sūnus, kuris manė, kad jis turi daugiau kažko gauti. Lūkesčiai, mūsų lūkesčiai ne visada yra teisingi. Mūsų realybė, kurioje mes gyvenam, būna iškreipta. Ir mes vis tiek joje gyvename ir po to nusiviliam kuo? Dievu. Bet tėvas išeina pas mus. Tėvas išeina ir sako, ateik pas mane sūnau. Ateik, o tas sako, neeisiu, ne. Neeisiu, ne. Sako, ateik. Tu man tėvai nedavai. Tu gimė nedavai, ko aš nedavai. Tai neteisiu. Aš manau, brangėjam, kad mes kažkaip turime pamastyti ir galbūt baigti taip elgti savo gyvenime, kad kažko Dievas mums dar yra skolingas. Mokinkimės džiaugtis, kada kitam pasiseka, kada kitas gauna palaiminimą, dovanojimą. Mokinkimės. Ir mokinkimės naudotis to, ko tėvas tau duoda. Ir jeigu trūksta, paprašyk. Tu gavai šventąją dvasią, brangieji. Jūs gavote, mes visi gavome šventąją dvasią. Ne šiaip savo mes turime tą šventąją dvasią, kad tiesiog kažkokiu būdu nešiuoti krepšelį, kad tik nepamesti. Ta šventąją dvasią girdi mus, mato mūsų poreikius, bendrauja su tėvu, meldžiasi, kai net mes nežinom, ko melstis. Draugai, broliai, seserys,
Mes turime tėvą. Amen? Ir mes turime